Gyvenau su Kajan gentimi kaimelyje šiaurės Tailande. Visi jie pabėgėliai iš Mianmaro. Jie gyvena čia praktiškai be elektros, labai paprastomis sąlygomis. Bet kartą per metus viskas pasikeičia. Jie švenčia naujosius metus atlikdami šiurpias apeigas. Viskas prasideda džiunglėse su vienu nukirstu medžiu, o baigėsi ritualu, kurio pamatyti visai nenorėjau. Klausimas tik vienas. Ar tai tradicija? Ar kažkas, kas turėjo išnykti jau senai? Rytas po 7:20 atvykau į kaimelį, bet yra viena bėda, nes mes susitarėm, kad susimatysim ir susirašysim, bet čia nėra ryšio. Tai nežinau, ar aš jį rasiu ar ne, nes turime į tų medžių į džiunglės nukirst, bet tai pažiūrėsim, kas šitam kaimeliui yra anksti ryto. Ar aš čia ne per vėlai ir ar aš čia kažką rasiu šitam kaime. Mačiau, jisai ant žemės parkritęs miega savo lovai. Nu tai vadinasi, ne per vėlai atvažiavau. Tai žiūrėsim, kur čia viskas įsirutulios, tai nulaukiu, kol atsikels, neisiu pažadinti. Tai pažadino jį sesį, atėjo, pakalbėjom, tai dabar jis mane atvedė prie savo brolio namų ir laukiu čia, kol dabar apeis po visą kaimelį, surinks visi žmonės ir tada jau eisim į džiunglės tą medį, nukirsim. Kamera, veiksmas, varom dabar į džiunglės, nukirsti medį, kurį papuoš ir vyks apeigos. Seku dabar juos į džiunglės. Mano mikrofonas įjungtas. Iš tikrųjų, tai jie čia mane dabar nuvilios į džiunglės ir išvirs su druska ir pipirais ir suvalgys. Džiunglėse į kažkokį kalną lipam ganėtinai ilgai ir visur ta muzika, būgnų garsai. Šiaip daug žmonių, man atrodo, čia beveik visas kaimas susirinko. Kajan gentis tiki, kad šis medis saugos jų kaimelį visus metus. Čia prasideda jų naujųjų metų šventė. Ceremonijos datą šamanai parenka kovo arba balandžio mėnesį. Jie ją nustato iš gaidžio kaulo, o taip pat svarbu, kad ir mėnulis būtų palankus. Čia jie vietoj tą medį ir nuskuto jau beveik. Kaip jie jį parsigabens į kaimelį ten prie tų stabų padėti. Čia jau kitas klausimas. Suprasi, čia tą medį ką tik dabar pakišo tavo pagaliukai, jisai dėjo ten į apačią kiaurai, medžius kiaurai, viską. Paskutinį kartą padėjoju su tapkėm, šitokiam sąlygom. Čia yra nesąmonė. Va jau pirma tatuiruotė šitos kelionės.
Nu va, aš irgi kaip medis nusiridėdau nuo kalno. In the village on 28, and also we invite other the guests from the other village. Čia jie pasidarė tokius kaip neštuvus ir viskas yra iš natūralių medžiagų. Įdeda vat pinigų šiek tiek į medį, kad lydėtų laimę. Ir dabar nešta medį į kaimą ir moterys pasitiks. Šitą dalyką filmuoju aš ir dar 2 žmonės iš Tailando televizijos. Ta prasme, ant kiek man pasisekė, kad pamatyti šitą dalyką. Ant kiek man pasisekė. Man tie, kur dar 2 bičiai filmuoja, sako, ar tu iš televizijos? Jo, sakau, Lithuania National TV. Moterys pasitinka ir laisto vandeniu. Einam visą ratą aplink kaimelį ir visur moterys laisto su tokiom šakeliom vandenį. Matot, moterys į vidų neina, jų neįleidžia. Tuo tarpu, kol vyrai visą dieną plušo, moterys irgi laiko veltui neleido. Priruošė puotą vyram. Tenai, vat jie visą dieną šiandien darys dekoracijas ir papuoš šitą medį. Turėtų atrodyti kažkas tokio, vat, kaip čia. Čia va moterytės nuskriaustos, viską žiūrėjo iš šono. Mane pakvietė pavalgyti. Aš einu gal prie savo draugo, kad neatrodyčiau čia kaip koks įžūlus turi stegą. Šiandien ir rytoj visą dieną čia skirtingi kaimelio gyventojai ateis ir padarys tam tikrą savo dekoraciją. Viskas, pašokom prie stabų, pavalgėm. Visas miestelis tai puf, kaip įsijungė. Tai kalbėjau su tuo savo draugeliu, tai visi išvarė į miestą apsipirkti, pasiruošti šventėjai. Tai aš irgi varau pasiruošiu šventėjai. Ir rytoj atvarysiu čia 4 vakare ir nakvosiu čia tam kaimelį. Tai mano svajonės vėl pradeda pildytis. Aš norėjau čia pagyventi tame kaimelyje. Ir pagyvensiu. Žodžiu, mes susimatysim rytoj. Aš čia panakvosiu ir tada nuo pačio ryto prasidės čia balis, festivalis.
Tai iki pasimatymo rytoj. 7-Eleven. Varau pas kajak gentį su nakvynė. Ir reikia pripirkti vaikams saldainių, manau, ar ne? Vaikai gi mėgsta saldumynus. Teleportacija. Valandukas kelio buvo ką tik įveiktas motociklu lengvai. Einam per įžymų į tiltelį. Va, gyvenimėlis verda. Čia vėl jau jaunimėlis tradiciškai tinklinuką žaidžia. O čia jau mažieji neklaužados saldainių maišiuką atrado. Žiūrėkit, kokia graži mergaitė. Pasivaikščiodami dabar padalinsim saldainių ir pažiūrėsim, kaip jie tuo medį padekoravo, nes jie šiandien dekoravo tą medį. Labai mandagiai visi padėkoja, nusilenkė. Either Thai language or kayak language? Kayak, yeah? But you can speak Thai as well. Tai pasirodo, čia yra dvi vietinės kalbos. Tai jisai kalba tajų, kajak, dar ten kažkokia genties kalba. Anglų. 4 kalbos. Not bad. Sakė, buvo šiandien mieste, išleido 6000 ant gyrybių visokio pasiruošimo. Ir sakė, jiem čia yra daug jau tiek išleisti ant naujų metų. Va čia rytoj vyks ceremonija, einam pažiūrėti, ar kažką padekoravo. Šitai padekoravo, nuskuto. Šitas, matau, naujas dalykas irgi iš medžio. Tai čia jie dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 stovi. Ir kai pastatys naują, kažkurį vieną nugriaus. Vaisto, kad dulkių nebūtų. O jų faktų sužinojo, tai jie čia neturi elektros, bet kai kurie nameliai, tie, kurie išgali arba kiti saukoja, jie saulės sistemą pasistato, bet pavyzdžiui, čia mano draugo namelis neturi, nes sako, brangu. O čia jie dabar verda vandenį, distiliuoja, filtruoja, nes vanduo ateina iš kalnų, tai jo gerti negalima, dėl to jie jį išverda ir tada jau galima vartoti. Tai jie čia ne šiaip tinklinį žaidžia, jie treniruojasi, nes varo į kitus didesnius kaimelius ir varžosi. Blemba, aš galvojau, kad čia elektra yra, nes jiems žadėjo Tailando valdžia įdiegti, bet taip ir liko pažadais, nes šiaip vidury niekur tas kaimelis kalnuose, tai sunku, gal brangiai kainuoja ir apleido šitą kaimelį. Tai kaip supratau, stimuliuojantis šitas dalykas yra, tai pamėginsim. Pačiaumosiu ir aš, kad vaikščiočiau su raudona burna, kaip jie. Sau su pirštu tepė, man jau su kažkokiu tai šaukšteliu. Can I smell this? Ai, tai reikia burnoj tiesiog laikyti ir tada lėtai prakast. Žodžiu, nežinau, kas čia bus, bet pabandom. Bet jau vos... Ai, tai čia kaip nikotino injekcija, kažkas tokio, nes man sakė jisai, kad jo mamai ir tėčiui nepatinka, kai jisai brūko, tai sako, va aš šito vartoju, sako, ir man nereikia rūkyti, kai būnu kaime prie tėvų.
Nu gerai, tai dabar laikau burnoj. Ir sakė, kai suminkštės galėsiu bandyti kast, bet sakė, jokių būdų nenuryt. Žodžiu, kažką čia įsidėjau. Einam dabar išsimaudyti į upelį tą jų. Va, aviukus veda. Rytoj jie bus pateikti ant stalo. Kalbėkime žodžiais, kaip yra iš tikrųjų. Jie bus pateikti ant stalo. Ledą gabena rytoj. Šventėj vyksta pasiruošimas. Šitas upelis atiteka iš Kinijos ir teka iki pat Mianmarą. Ir jie sakė, kai dar nevykdavo konfliktai į Mianmarą, tai su tom valtelėm tiesiog nuvarydavo iki Mianmaro. Bet dabar truputėlį jau sakė, nebe taip saugu, bet galima dar, bet jau tam tikrų miestų vengia. Šitos valtelės skirtos yra, kai lietaus sezonas būna, tai vandens čia būna iki čia vat. Ir šitą tiltą kartais nuneša, sakė, tai visi keliauja per upelį su tom valtelėm. Aš irgi jau pradėjau tom raudonom seilėm spjaudytis, nes kaip ir minėjau, čia pas juos burnos raudonos, bet vieną kartą pamėginau užtenka. Nesužavėjo manęs šitas dalykas burnoj. Labai greitai sutemo, visi įsijungė lempute savo saulės pakraunamas. Pažiūrim, ką čia jie išdykauja. Tatuiruočių, šitas bičias turi visą nugarą tatuiruotą. Va, turi žibintą ant galvų žmonės ir gamina. Čia kažkokius krekerius aliejų kepa. O čia matau kiaulieną. Va, yra maišiukas krekerių, įdeda į aliejų ir jie po to vat šitaip išsipučia. Tai tas tatuiruotas bičiukas 20, jo brolis jauniausias. Jo mamai 63, tėčiui 67. Va, jau mano miegojimo vieta paruošta čia. Bus įdomi naktelė. Bus įdomi naktelė. Jaučia mano širdis. Let's eat together. Okay, sounds good. Nice. Vat, valgysim visi. Ir tai sakė, varysim ir reikės kiekvienam name paragauti po kasniuką, ką turi paruošę. Ir kažkokius dabar čia kotletukus valgau, tai šiaip žiauriai skanu, tik šiek tiek aš troka. Kotletukai šitie. How old is she? Tenai vaikai dūksta po kilimų palindę. Lietaus sezonas, sakė, čia labai pavojinga ir sunku nuvaryti į miestelį, nusipirkti ar vandens, ar kažko, nes, aš kai čia atvažiavau, tai jo, tie keliai tokie pavojingesni šiek tiek, bet lietaus sezono, tai, sakė, nuo kalnų griūva visokios atlaižos akmenys ir kai šlapia labai pavojinga, tai jo tėtis buvo padaręs jau porą avarijų ir susižeidė kojas stipriai. Tai dabar kiekvieno namuose va toksai vaizdelis. Visi ruošiasi tam tikrus patiekalus rytojui ir tada rytoj visi gali pas kiekvieną į namus ateiti ir tiesiog prisėsti, paragauti
pabūti, pavalgyti kartu. Lúc tại cái tự nắng hẳn. Nó không có cái giả lại đó đâu, cô chị. Ta mời người ta đó là ta anh đó chứ không aku udah lom nih dia juga beli ini nhiều người ta lên beli à. Nu jo, sunkiai čia žmonės gyvena iš tikrųjų, ne visi jie turi pasus, nes jie visgi yra pabėgėliai iš Burmos. Tai pripasakoju čia visokių liūdnų dalykų man dabar, tai būna čia kai kurie patenka į tokį užburtą ratą, kurie net tajų nemoka. Tai pavyzdžiui, kai moteris laukiasi, tai jinai net į ligoninę negali nuvaryti ir tada gimdo čia kaimelyje, o jeigu gimdo čia kaimelyje, tai tas jau vaikas patenka į tą tokį užburtą ratą, nes jisai jau be paso gimsta ir tada vėl tas toksai traukinukas tęsiasi ir nėra kelio pabėgti iš čia, į mokyklas eiti negali, tą jau išmokti jau sunkiau, tai žodžiu, toksai gyvenimas. Ir jaučiasi, kad mano smegenys tai dopamino prisotintos, nes čia tai toks gyvenimas lėtas, ta prasme, elektros nėra, interneto nėra, jokių televizorių, jokių nieko, gamta, čia jų režimas yra toks, kad jie ten apie 8-9 jau eina miegoti, anksti keliasi. Ir mano dopamino smegenys jau tokius jau lyg tą telefoną griebti norisi, dar kažką veikti, bet nėra ką tam telefone veikti, interneto nėra. Ir pagalvokit, kaip jiem kuro kainos atsiliepia, nes iki miestelio kažko nusipirkti reikia varyti apie 30 minučių, taip grubiai sakant. Su motoroleriu mašinos nėra tik daug, parsivežti negali. Va, laukia jau manęs pataliukai, ten dar virtuviai chebrytė kažką daro, o čia mes kažkada jau eisim ilsėtis. O šnekant apie merginas, tai sakė, jeigu nori išdykauti su merginam čia, turi ištekėti. Jeigu jau pasirinkai sugult su moterim, viskas, reikia jau tau ją, kaip sakant, jau pasimti po savo sparnu ir ištekėti. Ar Lietuva, ar Tailandas, ar genčių kaimelis, tradicijos nesikeičia, prie gėrimų reikia užkandėlės. Gavau ryžių vyno paragauti naminis. Žiauriai geras. Žiauriai. Ir sakė, kad visose namuose jos skonis yra skirtingas. Va, čia yra du ryžių vynai iš skirtingų namų ir vienas tokios spalvos ir kitas tokios spalvos. Šitas yra žymiai saldesnis. Gavau šansą pažiūrėti, kaip vyksta vyno gaminimas. Čia yra, matau, ryžiai. Čia kažkokia šlangelė, žodžiu. Nieko čia nesuprantu, bet taip vyksta. Taip gimsta tas nuostabus gėrimas, kurį aš geriu. Viskas mane jau apkamšė. Aš jau atsiguliau į lovytę, reikia ilsėtis, nes rytoj reikia atsikelt po 6:40, dabar yra 12:30, tai reikia neužsinaktinėt, kad ir kaip čia smagu, bet
Reikia rytoj būti šviežiam ir mes čia su juo labai daug pakalbėjom. Ir daug informacijos labai davė man, labai daug informacijos, tai jie čia tiesiog yra, pabėgėliai, bėgo nuo karo, nuo smurto, nuo bombų ant galvos ir įsikūrė čia, tai tokių kaimelių kaip šitas yra dar 5 aplinkui čia visur, tai žodžiu, trumpai ir vėl suvokiau vieną dalyką, kad turim būti labai dėkingi, kad gimėm Lietuvoje, gimėm su stipriais pasais ir realiai galim susikurti savo tikrai neblogą gyvenimą, nes pavyzdžiui, tas mano draugas, jisai net neturi paso, jisai jeigu nori nuvykti į kažkokį tai didesnį miestą, jis turi gauti leidimą. Žodžiu, viskas labai ribota, jie čia yra izoliuoti, o rytoj pašvęsim. Rytoj nebus jokio negatyvo, rytoj bus švenčių ir labanaktis. Labas rytas, prisisekėme saugos diržus ir paruoškime savo skrandį maisto injekcijai, ryžių vyno injekcijai ir keliaujame švęsti, palikime visas bėdas ir pasimėgaukim akimirką. Aš šį vakarą turėjau jie gamino maistą. Užmigau apie 1:30. Jie gamino maistą. Atsikėliau po 6:30. Jie gamino maistą. Sukosi virtuvėje labai ilgai. Aš irgi biškį bandau į temą įšokti čia su jais. Čia kai pirmą kartą atvariau, nusipirkau šitą. Įvertinkit. Yeah. Ta prasme, jie taip netikėtai, be jokio įspėjimo atsinešė čia į vidurį gaidį, jį nužudė
išėmė kaulus ir iš kaulų būrė, nuspėjo ateitį. Ir dar su tuo gaidžiu taip tepė tą medį su krauju. Dabar tas gaidys yra tiesiog tenai, tokios dekoracijos padėtos. Aš negaliu rodyti, nes man po to neleis YouTube video įkelt. Tai užblurinsiu. Dabar tas gaidys senai tiesiog vidury ant tokios platformos padėtas, taip kaklelį nuleidęs ir ilsisi tikriausiai, taip reiktų sakyti, ilsisi. Ta prasme, kas čia vyksta, kur aš čia patekau. Jie dar ten prie tų kaulų, ten kažką tos kaulus nuskutinėja, kažką ten daro su jais, tokius pagaliukus į vidų smeigia. Ten 3-4 šamanai dabar tenai bando kažką įžvelgt, nuspėt. Vakarėliai ką tik įėjo kolegos iš kito kaimelio. Dabar jie parodys, kaip reikia čia prie to stabų elgtis, nes šitie taip įėjo su tokia rimta energija, rimtai nusiteikę. Muzika intensyvesnė, ne tokia lėta. Jie čia jau rodys dalykus. Dabar mačiau prie jų ritmo prisijungė ir mano kaimelis. Tai dabar visi bendrai varo. Man svečių ritmas labiau patinka. Labiau patinka svečių ritmas. Labai greitas, labai greitas. Prisimenat ar ne, moterims čia negalima į vidų užeiti. Tai jos visur čia kampučiuose sulindusios. Kol aš ten buvau prie to rato, išėjau iš rato, nes į tualetą jau labai noriu ir čia belė kiek žmonių tam kaimeliui atsirado čia. Tai čia, jeigu gerai atsimenu, vakar sakė, kad čia iš kitų kaimelių šiandien atvarys dar čia švęs, tai čia bus labai gyva. Žmonės tai tiesiog čia būreliai įsieina non-stopu. Tai jam čia realiai yra nesibaigiantis festivalis, nes dabar šitam kaimeliai vyks šventė, tada kitam kaimeliai kitom dienom, tada dar kitam ir tada pagrindinė jau šventė kito mėnesio, ten jau pradžioj, tam didžiausiam kaimeliai. Tai jam čia toks švenčių maratonas, pavadinkim, gaunasi. Dar matau, naujas kaimelis įeina su kitu ritmu dar, tai dabar visi turės prisitaikyti prie to kito ritmo. Jau čia darosi ankštoka, jau ir prie tualeto eiliai stovi, jau žodžiu, čia festivalis prasideda. Va, čia jau žmonių, kur tik akis mato, pilna. Ir ryžių vynas jau yra išgėrinėjamas. Viskas prasidėjo 8:30, dabar yra 9:30 ir čia nepanašu, kad pabaiga matytųsi. Va, mergaitės pasitinka svetelius su gėrimais.
Viskas, man reikia maisto ir ko? Ryžių vyno? Ryžių vyno. Turiu 2 vynelį. Ragaujam. Šitas panašus, kurį vakar geriau, o šitas spalva visai kitokia. Šitas labai saldus. Šitas geresnis. Tiesiog žmonės rotuoja, ateina, išeina, prisėda, kas tik tai nori, visiems yra durys atviros. Nespėjau net kaujyčio apšilt, sako jau viskas, varom į kitą vietą. Gerai, varom. Atėjau į dar vienus namus, tai vyną, sako, reikia paragauti. Šitas toks, nežinau, truputėlį apie nieką. It's okay, cup and cup, thank you. ไม่มีไหว มีนักกับเทอย่างเดียวกิน Paragausim vyno iš čia dabar. try Okay. เส้น ที่อย่างเดียว Sakau, ne, jau nenoriu, užtenka, sako, bandyk. นักกับเทเนี่ย จิ้มเลยจิ้มปากเลย Nu čia tokiais tempais, tai gali būti blogai man, aš galiu šiandien ir neparvairuoti namo jau, man atrodo. มีอะไรไหมคะลูกมีอะไรไหมมีชาเขียวมีชาเย็นแล้วก็จะมีนักกับเจี๊ยบ Okay, thank you. มีอะไรบ้าง Ką jūs galvojat? Dar viena vieta, dar vienas vynas. อันนี้อุจัง Jau nebeatskirsiu skonių jau. Šitas turi labai stiprų aromatą. Šitas labai skaniai kvepia. Let's taste. This one is my favorite, I believe. Huh? Your favorite? Yeah, this one is my favorite, yeah. Okay, so you take this one you can leave here. Yeah, I will leave this here. Yeah. Yeah. Thank you. You can take it. You want ice? Net apsauga šiandien jau yra atėjus. Mačiau porą vyrukų su uniformom vaikšto. Taip, dar vienas namų vynas. 觉得乌江一点。 And this one, yeah? อันนี้พูดนะ ที่ไหนบ้างNežinau, man tas raudonas labiausiai patinka, nes jie čia iš karto jau 2 turėjo. Vat į tokias pusles pila. Ir sako kažką paragauti. Reikia šitą tikrai paragauti. Labai gardžiai atrodo. Chilli, no, chilli. Really good one, yeah. Labai geras. Tokios kaip kiaulienos, salotos su marinuotom daržovėm. Sakau savo draugeliui, tu sakau, negeri dabar? Ne, sako man per anksti. Nu jo, dabar tik tai kiek čia 11. Aš tai išvarysiu iš čia, jisai tai čia turės atlaikyti dar visą naktį.
man atrodo. Nu va, o čia mano mėgamasis pavirto į svečių priėmimo salę. O čia dabar vyksta tinklinio varžybos, kaimelis prieš kaimelį. Va, net teisėjas yra. Vadinasi rimta, vadinasi jau čia rimta. Stop. Pengi. Bus, matau, reikalų čia savo mocą išsivaryt. Tikriausiai suprantat, ką reiškia šitas motociklo manevras. Tai reiškia, kad susimatysim kitose nuotykiuose. Nepamiršk pakomentuot, palaikint ir pasubscribint. Iki kitų kartų.